Sveiki, vaikai! Labą dieną! Kaip matote, aš ne viena. Į mūsų mokyklą atvyko nauja mokinė. Susipažinkite, jos vardas Agota. Labas, Agota! Manau, kad mes galime padėti jai susipažinti su mūsų miestu. Siūlau pažaisti žaidimą Mano miestas Birštonas. Kviečiu, Agota, tave ištraukti vieną lapelį pasirinktinai. Vytauto kalną. Birštono piliakalnis, kuris vadinamas Vytauto kalnu. Kadaise ant šio kalno stūksojo tvirta medinė pilis, kurioje lankydavosi kunigaikščiai ir kiti didikai atvažiavę į medžioklės. Sakoma, kad čia po medžioklės ilsėdavosi net didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas. Miesto parkas. O dabar keliausime į pušyną. Birštono miesto centrinis parkas. Tai pušynas miesto centre. Čia įkurti sporto, skulptūrų, dviračių ir pėsčiųjų takai. Čia parko žemėlapis. Kaip matai, Agota, šie takeliai tai atkartoti Nemuno vingiai. Važinėti dviračiais arba tiesiog pailsėti. Čia rasime ir miško bibliotekėlę, kur mūsų laukia knygos. Knygos! Tai dar ne viskas, Agota. Kas tai? Koks tai statinys? Labai primena sraigę. Tai mineralinio vandens garinimo bokštas. Taip, Agota, šis statinys išties primena sraigę. Bokštas sienos padarytos iš suspaustų vyšnių šakelių, kuriomis teka natūralus mineralinis vanduo. Vanduo veikiamas saulės ir vėjo, garuoja ir skleidžia jūrinio efekto orą, kuris stiprina sveikatą ir grūdina organizmą. Vadinasi, čia būtų tarsi jūra? Taip, Agota. Karštą vasaros dieną čia tikra palaima, puikiai atsivėsinimo vieta. Ir dar, Agota, jeigu esi romantikė, siūlau ateiti čia vakare. Bokštas nušvinta įvairiausiamis spalvomis. Labai gražu. Kneipoterapija? O kas tai yra? Agota, greitai viskas sužinosi. Agota, tikriausiai esi girdėjusi, jog Birštonas nuo seno garsėja mineralinio vandens šaltinis. Štai šioje vietoje yra puiki galimybė jo mėgautis visiems. Tu manęs klausai, kas yra kneipoterapija. Leisk pamėginsiu paaiškinti. Kaip sakė vokiečių dvasininkas Sebastianas Kneipas, vanduo gydo viską. Jo terapija susideda iš 5 elementų sistemos. Tai vandens, judėjimo, vaistažolių maitinimosi ir net harmonijos terapijos. Tikriausiai visą tai skamba labai sudėtingai. Greit viską išbandysim ir tu suprasi. Agota, kaip jautiesi? Tai nuostabu, būtinai čia ateisiu su savo mama ir tėčiu. Vieta, kur ilgus, tamsius rudens vakarus mėgsta leisti gimnazijos mokiniai. O kokia tai vieta? Staigmena! Prastas oras, o namuose nesinori drybsoti, aš einu į biblioteką.
Drąsiau, Agota, užeik. Užeikime visi. Čia ateiname ne tik draugauti su knygomis, čia mūsų laukia susitikimai su rašytojais, naujų knygų sutiktuvės, čia gera pabūti su draugais. Kaip jauku jūsų biblioteko, tiek daug knygų. Tikrai apsilankysiu dar ne vieną kartą. Apie ką mąstai, Agota? Galva tiek daug įspūdžių, net sukasi. Taip ir norisi dainuoti. Aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Birštoną, mes tikrai myliu Birštoną ir mylėkite jūs. Aš tikrai myliu Lietuvą.